Ta portugališka roška? Primenu. Jo. Kol kas 3 km yra. Važiuosiu, pavyks 5 nubėgti. Gali būt, kad jie šiukšliadėžiai, gali būt, kad jie skardimo mašinai. Sveiki. Tai šiandien praleisim šeštadienį kartu. Ir kai tik randu galimybę, jeigu turiu laisvą minutę, einu visą laiką pasportuoti. Ir šiandien yra labai graži diena, yra saulėta ir nenoriu praleisti progos, tai eisiu pabėgioti. Šiaip anksčiau aš bėgiodavau visai daug ir reguliariai, bent jau porą kartų per savaitę, bet dabar, kai esu mama ir prižiūriu vaikelį, yra tikrai labai nelengva rasti net ir tą pusę valandos išeiti pabėgioti. Dažniausiai, jeigu einu į treniruotės, tai jos yra kažkur užrezervuotos, tai tokiu būdu visa šeima žino, kad man reikės tos valandos, o kad taip tiesiog atsitiktinai iškristų dienos metu, valandėlę kitą, tai beveik neįmanoma. Ai, pamiršau, kad noriu pastebėti dar dezodoranto prieš bėgant ir dabar nežinau, ar matė, Dove išleido naują dezodorantą, kuris yra skirtas visam kūnui, tai šiaip labai fainai, pabandysiu, jis, manau, puikiai tiks bėgiojimui ir jis yra lemonų kvapo, mano mėgstamiausias kvapas. Ir jį realiai tu gali naudoti parašytą pažastis, krūtinę, šlaunis ir kur tik nori. Tai realiai, kai bėgioji ypač su šortai, žinai, kaip būna, tu bėgi ir suprakaituoji ir būna, kad net beveik pratrini žaizdas tenai. Tai būtent ir pabandysiu. Nu, nerodysiu šitos dalies, bet tiesiog realiai pasitepsiu tarp šlaunų. Ir tiesiog, kur šiaip tepamės dezodorantą. Tai yra pažastys. Bet taip skaniai kvepia. Ai, ir be to neturiu jokių aluminium salts, tai irgi yra geresnis variantas. Tai pažiūrėsiu, kaip veikia. Tai va, susirišim plaukus. Pasimsim nuo saulės akinius. Telefonas kraunasi, kad grotų gera muzika. Tai va. Nuo saulės kremų jau pasitepiau. Einu į pabaigą jau savo tubelę. Johnson Beauty of Joseon, tikrai žinomas brandas visiems, bet dabar esu nusipirkus kitą, irgi iš korejietiškos kosmetikos, net nėra angliško pavadinimo, tai tikrai neištarsiu, bet irgi gal atpažįstat. Va, prašau. Tai po to bandysiu šitą ir irgi galėsiu papasakoti, ar patiko, ar jaučiu kažkokį didesnį skirtumą. Tai va, viskas. Čia, bėgam. Žodžiu, einu iš namų, bet negaliu. Paskutiniu metu mano vaikas, jisai dabar tokiam stadijai, kai jis nori viską nešioti ir aš tiesiog neberandu savo daiktų. Tai, pavyzdžiui, mano akiniai nuo saulės, aš neįsivaizduoju, kur jie yra ir ką. Eini be akinių. Nu, kur anksčiau būčiau susinervuojančiau, galvočiau, kur aš padėjau, dabar tiesiog neįsivaizduoju. Gali būt, kad jie šiukšliadėžiai, gali būt, kad jie skardimo mašinai. Tai nieko, bėgsim be akinių, kažkaip prisimerksim labiau. Ir va, dar noriu parodyti mūsų gražią laiptinę. Yra labai senoviška, nes gyvenam senos statybos name. Bet realiai, nežinau, matau visai gražus interjeras, nu gal šiek tiek per daug, bet yra tokių detalių, žiūrėkite. Va, lemputė ir viskas plytelėm. Plytelėm. Mažvė? Ir šiaip smagu, nes čia yra daug kur pabėgioti, tikrai gali visą laiką arba eiti tiesiai prie jūros, bet čia šiek tiek yra vėjuota, tai gal į pabaigą nubėgsiu. Ir yra didelė avenue, didelė pagrindinė gatvė, graži, padarytas bėgimo takas dviračių. Ir šiaip Portugalijoje šitą miestelį, kur gyvenu, žmonės yra tikrai gana sportiški ir vos išeinant visą laiką bus pilna žmonių, kurie sportuos, bėgios, pastoviai vyksta maratonai visokie ir visi tai veikia šeimomis, kad iš vis man nerealu. Bet mūsų sūnelis dar labai mažas, tai kol kas dar negalim tokių veiklų veikti. Bet ateityje bus, manau, smagu visiems bėgiot maratonus. Ir net va ir mano vyro šeima, visi sportininkai nepastoviai bėgioja, haikai visokie. Tai irgi labai norėčiau prisijungti, bet sakau, šiomis dienomis šiek tiek sudėtinga, nes turi mažą berniuką, kuriam reikia daug dėmesio ir kuris turi kantrybės 10 sekundžių. Tai jeigu net išeitume, manau, pasibaigtų nelabai gerai. Tai kol kas mėgaujuos tokiais pasibėgiojimais pati savo. Ir ką, viskas, bėgam. Pasileisim geros muzikos ir žiūrėsim, kaip seksis. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my
pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. Šiandien tikrai ne pati geriausia bėgimo diena. Kodėl tu dar karšta, ir dabartinai saulė. Tai 12 ir jaučiu man šiandien dega dabar. Nėra labai malonu, bet vis tiek ten įbėgti toliau. Kokios 3 kilometrai yra. Važiuosiu, pavyks 5 nubėgti. Ir paskutiniai kilometrai susibaigs prie jūros. Gerai, nubėgau 5 kilometrus. Ne taip ar blogai, bet norėtųsi geriau. Bet tada suprantu, kad nesu toj bėgimo geriausiai formai, kokioje esu buvusi ir nėra sąmoninga lyginti su ta forma, kurioje esu buvus, kur treniruodavausi grinai kas beveik kiekvieną dieną, kur dabar išbėgau kartą į mėnesį, tai vis tiek, manau, neblogai. Pajudėjau, suprakaitavau, tik padariau klaidą, kad nepasitepiau nuo saulės kremo ant krūtinės, ant pečių, ant kojų, nes jaučiu nudegiau viską. Žodžiu. Tai va, jau ir 12 valandų, bėgu namo dabar gaminti pietų šeimynai. Jeigu nei dušą nieko, tiesiog greitai virtuvę gaminti pietus, tai tiesiog greitai pagaminsiu vištienos suktinukus su vištiena, špinatais, morkom, jogurto ir avokadu, tai greitai tokie pietus lengvi ir jau po to eisiu dušą ir pasirūpinsiu savim. Žodžiu, tęsiam dieną toliau, dabar jau yra po pietų ir nutarėm nuvažiuoti apžiūrėti vieno Portugalijos miestelio, kuris vadinasi Santa Maria de Feira. Jis yra garsus tuo, kad jisai turi didelę gražią pilį ir jie turi kasmetinę viduramžių tokią šventę, kurialiai visi persirengia, atkuria tradicijas, ten su visokiais kardais musikuojasi, ten geria vyną iš statinių. Tai dabar to šventės nėra, bet tiesiog pasižiūrėjom pasižiūrėti ir po to tikriausiai ten liksim vakarienės. Ir šiandien mano video taip pat matot mano sesę. Gražiai. Labas. Smagu, kad pagaliau mano sesė jau gyvena irgi čia. Ir tas šeimos jausmas tikrai labai pasikeitė, nes man labai trūko. Ir ką noriu pasakyti. Mes smagiausia vien dėl to, kad galim lietuviškai pasišnekėti ir kad mano sūnelis gali daugiau lietuvių kalbos girdėti. Tai tiek. Tai va, važiuojam ir parodysiu toliau. Alus už eurą, aludis. Atvažiavom į pilį. Žodžiu, tai dar šiek tiek pasiskaičiau, kad šita mugė, ne mugė, šventė, kuri vyksta Portugalijoje, šitame mieste yra viena didžiausia Europoje, kurie švenčia viduramžio laikus. Tai viena didžiausia Europoje ir čia būna neįmanoma atvažiuoti, prisiparkuoti ir jie čia turi kovas visokias, viską. Tai va ir dabar einam apžiūrėti pilies. Tai nutarėme aplankyti pilį iš vidaus, esam buvo kelis kartus, bet niekad neužėjome vidų. Ir dabar užėjom, bilietas kainuoja 3 eurai ir kainuoja 2, jeigu jūs gyvenat šitam rajone, bet mes negyvenam. Taigi, dabar atvykom į pilį, aprodysiu čia. Užėjom į vidų, tai dabar esam didelė aikštė, kurie valgydavo. Bet viskas atnaujinta. Tai tos autentikos gal šiek tiek trūksta, bet yra visokių tokių mini kambariukų padarytų. Ir šiaip kalbėjom, ar norėtumėm gyventi viduramžiais, tai turbūt nelabai. Bet nežinau, man dėl higienos sumetimų, kur nebūdavo nei kanalizacijos nieko, bet iš kitos pusės, ir romantiška visai. Ten laiškus rašyti visokius. Ir daug vyno gerdavo žmonės, atsipalaidavę būdavo. Dabar lipsim laiptukais. Ir dar, kai buvom Santa Maria de Feira, nusipirkom tradicinę duoną, kuri vadinasi fugasu. Parodom. Fugasu. 8 eurai. Ir laukiam progas, sakėm, ateisim prie pilies ir atsidarysim paragauti. Ta portugališka roška primena? Aha. Tokia pilna, kaip pasakyti. Nėra puri, bet... You did?
Ir dienos pabaiga, geriausia dienos pabaiga kokia galėtų būti. Atėjau pasižiūrėti saulėlydžio ir atėjau su savo mėgstamiausiu žmogum. Tai yra mano sesė Eglė. Ačiū labai visiems, kurie žiūrėjo šitą video. Tikiuosi buvo įdomu. Sužinojau daugiau apie Portugaliją, pamatėt šiek tiek daugiau ir ateityje tikrai darysiu dar daugiau video blogų. Ir kaip visada labai kviečiu paspausti mygtuką prenumeruoti. Geros dienos. Iki!